Nu, labai seniai, pasakoju, aš atsimenu, kaip TSRS laikais, berods 67 metais, įvedė pirmasias ekonominės sankcijas Tarybų sąjungai, nes jie neleidžia žydų tautybės žmonėm išvažiuoti ir susijungti šeimom. Nu, buvo tokia legenda ir mintis. Bet ir išvažinėjo pilnu tempu iš Kauno. Nesvarbu, bet neleidžia, nepilnai leidžia ir taip toliau. Tai ekonominės sankcijos tada buvo įvestos, bet 67 kažkaip panašiais metais. Ir man patiko, kaip vienas žydas, labai suprantantis žydas ir žinantis istoriją ir pasakojo, sako, ir Kinijoje tas pats buvo. Ir Amerika galvojo, ir Kinijai panašias sankcijas tada reiktų įvesti kaip Tarybų sąjungai. Ir sako, tada kiniečiai paklausė, kiek norite? Kiek norite, kad išleistum? 10 milijonų, 100 milijonų? Pas jūs! Į Ameriką, tarkim, 50 milijonų kiniečių ir atvažiuoja. Mažydai. Per metus laiko. Nu, nedidelis kiekis, 50 milijonų, ar ne? Tai sakė, klausimas dėl Kinijos ir sankcijų, kad neleidžia šeimoms susijungti, buvo atšauktas. Tai taip ir gyvenam, vienu žodžiu.